Malonu, kad žiūrite Labą rytą. Šiuo metu čia pinigų skiltis ir mūsų studijos svečias Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Žilvinas Šilėnas. Labą rytą, Žilvinai. Labą rytą. Mes šį rytą kalbamės apie tą mažėjantį Lietuvos gyventojų skaičių. Dėja, praktiškai drastiškai sumažėjusi, kaip rodo naujausias gyventojų surašymas, ir apie viso to pasiekmes Lietuvos ekonomikai ir verslui. Žilvinai, manoma, kad mūsų 350 tūkstančių mažiau nei skaičiuota iki šio surašymo. Kitaip tariant, praktiškai neliko Kauno miesto, netgi šiek tiek daugiau negu Kauno miestas. Ar ekonominiu požiūriu, Lietuvos ekonominiu požiūriu, tai didelis skaičius? Na, reikia žiūrėti, ką tas skaičius reiškia. Jeigu nebeliko 350 tūkstančių žmonių, tai reiškia, kad nebeliko tokio skaičiaus darbuotojų galimai ir nebeliko tokio skaičiaus vartotojų. Dabar didelis čia nėra esminis klausimas, nes vėlgi tai nebuvo, kad iki surašymo tie žmonės buvo, štai rytoj pasibaigė surašymas ir mes taigi pamatėm, kad jų nebėra. Kitaip tariant, tai čia dabar tiesiog yra situacijos įvardymas. Čia taip pat kaip lauke būna šalta ir tada pasižiūri termometrą ir sužinai, kiek iš tikrųjų yra minus laipsnių. Lygiai čia pat. Tas procesas buvo ilgalaikis. Tie žmonės ilgai iš Lietuvos važiavo ir tai neatsitiko per naktį. Dabar kiek tai yra gerai, kiek tai yra blogai, be abejo, kad faktas, kad jie išvažiavo, tai nėra labai gerai, tačiau vėlgi ir nereikia pamiršti, kad jie išvažiavo būtent dėl geresnio gyvenimo ir jie ten gyvena, dirba ir uždirba ir gyvena geriau. Tai tuo požiūriu, kad žmonės turėjo tokią galimybę ir galėjo tą galimybę pasinaudoti, tai yra gerai. Kaip jūs ir pasakėte, tai nėra, kad šiandien pabudom ir tų žmonių nebeliko, ne, tai buvo procesas. Kaip per viso to proceso metu kentėjo Lietuvos ekonomika ir Lietuvos verslas. Tai reiškia, kokios tos blogosios pusės ir ką mes matome iš mūsų ekonomikos ir verslo rodiklių, kad tų žmonių nėra šiuo metu Lietuvoje. Turbūt pagrindinis dalykas, per ką tai pasimato, tai yra darbo rinkoje. Tai yra net ir dabar jau verslininkai, kurie sako, kad nesvarbu, kad yra didelis nedarbas, tuo pačiu metu ir nėra ką samdyti. Ar ne? Tai lygiai taip pat, kai tie žmonės išvažiuoja, tai dažniausiai irgi išvažiuoja darbingo amžius ir galbūt net ir geresni specialistai, tai reiškia, kad kvalifikuotos darbo jėgos lieka mažiau. Dabar jeigu dar atsimintumėm, kad iš tų 2,9 milijonų tik tais dalis yra darbo jėga, jeigu neklystu kažkur apie 1 200 000 tai yra darbo jėga, tai ir dar pagamkime išvažiavo būtent iš tos darbo jėgos didesnė dalis, tai darbuotojų, tų žmonių, kurie dirba, tai yra vis mažiau. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Ir ką mes matome, tai yra vėlgi žmonės, yra laisvų darbo vietų, kurių žmonės neužpildo, o ką matėme ir anksčiau, kuomet ekonomikos situacija buvo geresnė, tai ir algos labai sparčiai didėjo. Kas vėlgi savaime nėra blogas dalykas, bet iš kitos pusės verslui tai reiškia išaugusias sąnaudas ir tai reiškia mažesnis konkurencingumas. Lazda, sakoma, turi du galus. Ar tai, kad apsiskaičiuota ir kad vis dėlto ta emigracija yra didelė arba gyventojų skaičiaus mažėjimas Lietuvoje yra pakankamai didelis, ar tai gali turėti kažkokių teigiamų pasiekmių Lietuvos ekonomikai ir verslininkams? Vienintelė geriausia teigiama pasiekmė tai vėlgi dėl ko tie žmonės išvažiavo. Jie išvažiavo užsidirbti, dirbti ir užsidirbti, turbūt dalis dar jų išvažiavo mokytis. Ir tai, kad jie galėjo, tai, kad jie turėjo šitą galimybę, tai va čia yra pagrindinė teigiamybė. Jie išvažiavo tam, kad jiems būtų geriau ir jie savo gyvenimo pasigerino. Žiūrint grinai žmonių pusės, tai yra gerai. Kokių veiksmų jūsų manymų turėtų imtis Lietuvos valdžia? Vėlgi, čia galima dvi veiksmų rūšis išskirti. Visų pirma, tai vėlgi, jeigu kalbant apie migracijos stabdymą, vėlgi pagrindinis dalykas, pagrindinis dalykas, dėl ko tie žmonės išvažiavo, tai yra didesni atlyginimai kitose šalise. Dabar Lietuvoje yra gana paradoksali situacija. Algos yra santykinai mažos, o darbo vietos yra pakankamai brangios. Taip sakant, darbuotojas, ar vos ne antrą tiek, kiek darbuotojas gauna į rankas, iš esmės yra sumokama įvairiais mokesčiais. Tai būtų pajamų mokestis, tai būtų sodros dalykas ir panašiai. Tai vienas dalykas, ką valdžia galėtų daryti, būtent, kad žmonės gautų daugiau pinigų į rankas, taip paprastai pasakant, tada ir paskatos pasilikti Lietuvoje, galų galia ir net grįžti būtų didesnės. Aišku, galima galvoti, kad sukursime labai staigiai aukštą pramonę su labai aukštomis algomis, tai yra labai fantazija. Realus dalykas, ką galima padaryti, tai yra būtent per mokesčių mažinimą. Kitas dalykas, tai yra kitas signalas, kuris siunčia šitas skaičius, tai yra ar būtent reikalingas tokio dydžio
visas valdymo aparatas. Ir ne tik valdymo, bet ir visų kitų paslaugų. Tarkim, sveikatos, socialinės apsaugos ir taip toliau. Apie tai, kad tuos dalykus reikia optimizuoti, dalį jų privatizuoti, pritraukti privatų kapitalą, pabandyti padaryti tos pačius dalykus su mažiau pinigų, buvo labai ilgai kalbama. Tačiau labai ilgai lygiai taip pat nedaug kas tai buvo daroma. Dabar šitas signalas yra dar vienas, kaip sakant, spyris, priminimas, toks niukstelėjimas, kad žiūrėkit, iš tikrųjų žmonių yra mažiau. Ar iš tikrųjų reikia tokio dydžio, tarkim, valdymo aparato, ar reikia tokio dydžio, tarkim, nežinau, socialinės apsaugos sistemos ir taip toliau ir taip toliau. Tai visi tai prisideda prie tų priminimų, ar prisideda prie tų raginimų iš esmės valdžiai mažintis. O mažintis valdžiai nebūtų, kad bedarbių skaičius tik tai didėtų? Čia labai geras pastebėjimas. Dabar, jeigu prisiminsime tos 1,2 milijono žmonių, kurie yra darbo jėga, tai dar trečdalis iš jų, maždaug 400 tūkstančių, dirba būtent tame valstybės aparte. Tai valstybei priklausančiuose sektoriuose. Tai ką tai reiškia? Tai kad realiai mokesčius moka. Jeigu žmonėms tai moka vos ne 800 tūkstančių. Tai reiškia, 800 tūkstančių išlaiko 2 milijonus kitų žmonių. Natūralu ir vėlgi, kai tie būtent, kurie išlaiko, išvažiuoja, tas santykis keičiasi dar labiau. Tai reiškia, kad mes ilgainiui turėsime ne sistemą, kur kažkas anksčiau šnekėdavo, štai 2 dirbantieji išlaiko vieną, tarkime, valdžiai dirbantį žmogų arba pensininką, tai dabar jau turim visiškai atvirkščiai. Vienas išlaiko 2 ar netgi 3. Ir Žilvinai, mano paskutinis klausimas jums, o ką manote, kaip turėtų elgtis verslininkai, turint šiuos gyventojų surašymo duomenis? Tarkim, jeigu aš esu, kad ir stambus verslininkas, turintis, tarkim, parduotuvių tinklą, ar aš turėčiau galvoti apie tolimesnę plėtrą? Gal jeigu reikia mažinti Seimo narių skaičių, tai gal reikia mažinti ir verslo skaičių Lietuvoje, tarkim, parduotuvių? Verslas, vėlgi, jie tai jautė, jie tai žinojo, jiems tai nėra joks surprizas. Čia turbūt, kad liko 2,9 milijonus, yra labiau surprizas valdžiai. Dabar kitas dalykas, tai didžiulė dalis Lietuvos ekonomikos daugiau yra eksportas. Taip tariant, tas, kas gaminama Lietuvoje, apie pusę to ar netgi daugiau išvažiuoja į užsienį. Tai reiškia, kad nesame mes tiek priklausomi nuo vidaus rinkos. Bet aišku, kai kurie turbūt dalykai, kai kurie verslininkai tai atsižvelgs, galbūt vietinės paklausos yra truputį mažiau, bet mus gelbė ir tai yra labai gerai, kad mes esame labai gerai integravęs į užsienio rinkas ir iš esmės mūsų produkcija eina ten. Dėkui Jums, Žilvinai, už pokalbį ir linkime gražios darbo savaitės. Ačiū Jums taip pat.